Žinai tą jausmą, kai dalyvauji susirinkime ir laikas atrodo sustoja, bet tada paimi telefoną, tik pradedi ten kažką daryti ir susirinkimas baigėsi. Ok. Ne, jis tikrai neužtruko trumpiau negu buvo planuota. Tiesiog pasikeitė tavo laiko suvokimas. Kodėl taip atsitinka? Kai mums atrodo, kad laikas eina labai lėtai, tai parodo, kad mūsų dopamino lygis tuo metu yra labai žemas. Kai mes gauname greito sintetinio dopamino, pavyzdžiui, socialiniai tinklai ar kažkokie tai žaidimai, kažkokia tai labai mėgstama programėlė, taip mes pametame laiko nuovoką ir atrodo, nieko nedariau, bet kažkaip valandas praleidau telefone. O tada užtenka tik padėti telefoną, nuobodulys grįžta ir pajaučiama, kad kažkas yra ne taip. Ir iš kur tas nuovargis? Nenori tame nuovargėje būti, tai ką darai? Imi ir vėl telefoną ir taip save užimi toliau. Kai iš tikro galvoji, kad tuo metu ilsiesi, tavo smegenis tikrai nesiilsi. Mūsų smegenims ir bendrai savijautai toks pabėgimas yra labai prastas pasirinkimas. Jeigu norime pakeisti šitą būseną, yra vienas dalykas, kurį galime padaryti. Pasak neuromokslininkų, pagrindinė problema yra tai, kad mes rytą pradedame nuo greito stimulo, nuo telefono. Ir tai yra tiesiausias kelias į priklausomybę. Jų nuomonė tai nieko nesiskiria nuo, tarkim, šokolado plytelės suvalgymo kiekvieną rytą vos prabudus. Bet tik nei vienas nesirinktumėm tokio dalyko, ar ne? Greitas dopaminas tik prabudus ryte, rodiklis visai dienai, papildyti atsargas. Todėl mes ir dienos eigoje ieškosime greito malonumo ir pasitenkinimo. Taisyklė labai paprasta. Tik atsikėlus ryte nevalgau šokolado plytelės ir netikrinu savo telefono pirmu reikalu.